Kitokia Lietuva. Sveiki, radio stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai, esame tiesioginėme eteryje ir su jums laida Kitokia Lietuva. Kada bus kitokia Lietuva, ko mes tikimės, ko mes laukiame, tai šiek tiek ta saulė leidžiasi už debesų, už kalnų ir tikrai daug keistų dalykų darosi. Studijos telefonas, kur jūs galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 34 077 Kaune, Kauno kodas 037. Politikos analitikas nenuilstamas analizuoja visą laiką padėtį ir ekonominių ir kitais atžvilgiais. Tai Karolis Bruder, sveiki. Sveiki. Ir aš Kęstutis Pūkas bandysiu pakalbinti. Na, turbūt daugiausia žmonėm jautru tai, kas liečia jų asmeninius gyvenimus. Ir buvo šiek tiek ir tų PVM lengvatų ir galėjo žmonės dar šiek tiek kai ką pigiau nusipirkti. Bet dabar kažkaip tai viskas grįžta, kad čia 21%, aišku, dar lyg tai mažai. Daug kas sako, reiktų padidinti. Kaip Karolis su to PVM, kas čia vyksta ir ką čia priiminėja? Visų pirma, tai su iš visų tais mokesčiais. Juk čia jokia nereforma. Pats tas Šadžius pasakė, kad čia mokesčių didinimas. Dėl ko? Ką tie žmonės padarė va dabar? Nu ką jie padarė, pasakykite. Kodėl iš jų atimti? Atimti. Jūs puikiai žinote ir visi žino, ką reiškia eiti į darbą. Kaip gera tau nuotaika? Ir kada liūdna. Jo, ir kada liūdna. Nu. Tai jeigu jų buvo toks tikslas, tai sakykime, jie pasiekė savo tikslą, nauda kokią. Nu kokia nauda? Ir pažiūrėkit, jau lygtai sutarė, kad pirminį tą pagrindinį, reiškia, būstą neapmokestinti. Nu, nekilnojamą turtą šis žmonės labai turbūt sunkiai susigaudo ir supranta, kodėl jų, kurie turi savo ten butą, namą ar sodą, ar dar, kur jie gyvena, kaip kas išgali, kodėl jie turi mokėti už savo turtą? Kam? Kaip apskritai va tokį dalyką išgyvent žmogui, kuris statėsi, darėsi, nieks jam nedavė, nieks jam čia nepaskolino ir dabar sako, žinai, tu susimokėk. Ir jam dar reikės, kad tą turtą išlaikyti, tai dar visą laiką jam reikia įdėti. Tai faktas. Taip. Ne tas dalykas, kuris nevalgo. Pastoviai reikia maitinti ir dažyti, ir tvarkyti, ir stogas bėga, ir ką tik nori. Tai dabar su PVM. Dar sekundė. Aha. Dar sekundė su to. Pažiūrėkit, jau šiandien, aišku, tarp kitko, ta neeilinė sesija, posėdis neeilinis ir jie vėl prie to grįž prie, reiškia, tų mokesčių. Nu, žmonės prirašė ten pastabų, papildymų, pakeitimų. Nu ir vienas tai įdomus toks pakeitimas, kad visus apmokestint. Į tą pirmą būstą, lyg tai, kaip jau minėjot, jau buvo lyg sutarę, kad Taip. Jau pirmo būsto, kur žmogus gyvena, jo neapmokestins. Bet svarbiausia, kad vėl reikia paminėti lyderiai. Nu, kokie čia tie lyderiai? Kuris iš tų lyderių pasakė, va dabar Seime lyderiai, kuris pasakė, viskas, baikit kalbas. Pirmas būstas, paliekat ramybėje amžiams ir baikit kalbas, įvažiuojam toliau. Kuris pasakė? Trina malą liežuvių. Tai tokias, čiagi juk esmė yra, tai ne tuose vadinamuose kapeikose. Ar čia tiek mokėti, ar tiek mokėti. Čia yra iš principo dalykas, kad tą vienintelį dalyką, kurį žmogus turi, jį nepajudinti ir jis turi likti ir jokių, nieks negali nei eiti, perkainuoti tenai ir suprantat, iš jo lūpti.
Bet ir konstitucinė, juk doktrina ir visa kita, kad neliečiama nuosavybė Lietuvoje. Atsiranda, mato, tokių, kurie gali vis tik tai kėsintis. O esmė, mano nuomonė, tai yra esmė tokia, kad reiškia, jie negali sau leisti, kaip taip gali būti, Seimo nariai mokėti, o čia atsiranda, kurie sako, nemokėsim. Kaip taip gali būti, suprantat? Jeigu šitoje vietoje nemokėsi, tai gal paskui dar kitoje nemokėsi. Ot. Ir dabar pažiūrėkit, penktadienį. Leiputė ir Rudbergytė užregistravo ėjos pasiūlymą, kad apmokestinti brangesnį negu 450 000 eurų pagrindinį turtą. Liktai, koks skirtumas? Žmogus ar 450 ar 500, nu koks skirtumas? Bet įkainuoja, jie patys įkainuoja, patys nusistato tarifus kažkokius Jo. tai ir tada jau... Paskui galės žaisti. Jo. Paskui galės žaisti. Nu. Dabar tai jau antra pataisa dėl prabangaus pirmojo būsto apmokestinimo. Komiteto pirmininkas Sysas yra registravęs siūlymą neapmokestinimo ribą nustatyti ties 200 000 eurų. Rudbergytė ir Leiputė siūlo leis savivaldybės tarybai nusistatyti pagrindinio gyvenamo būsto mokestinės vertės neapmokestinimą dydį, bet jis turėtų būti nemažesnis negu 450 000 eurų. O tik paskui viršiančiai turto dalį taikyti nuo 0,1 iki 1%. Ir kas čia reiškia? Čia tom savivaldybė numesti vėl, kad jie atsikrato nuo savęs, kad čia ne jie, kad jie rūpinasi savivaldą savivaldybėm. O rezultatas yra toks, kad vėl įlenda žmogui į kišenę. Čia, žinot, užtenka pirmą žingsnį iš tą žengti, toliau pataisos, papildomi reikalavimai, įkainavimai. Ir iš tikrųjų atsiranda tokių žmonių, kuriem vis tik tai neramu gyventi, jeigu žmogus dar gali oro įkvėpti. Ir vad, žiūrėkit, Rudbergytė taip pat teigia, kad pirmo būsto apmokestinimo ir grindų klausimą aptars su Nemuno aušros frakcija, kuri nusiteikusi prieš pirmojo turto apmokestinimą, nepriklausomai nuo to, kokios jis vertės būtų. Preliminariai buvo tokia nuomonė išreikšta, kad jie palaikytų priklausomai nuo sumos, jeigu suma nebūtų labai žema. Matot, ir tie nepasakė, kad... Baikit. Jo. Jie patys sutinka, kad nėra gerai, bet tikrai nepalaikytų nei demokratai, nei aušriečiai, o ir mūsų vienmandatininkai nepalaikytų tokių sumų kaip 100 000 ar 200 000 eurų. Bet, Karoli, apskritai, kaip žmogui suprast tokius dalykus? Jau namas vietoje kažkurio, kur ten brangiai kainuoja, Vilniaus centre ar dar kažkur tai, kur įkainuoja kažkas į tą namą. Tas namas Plungėje galbūt jisai kainuotų ir kitokią kainą būtų. Bet eina kalba apie tą žmonių turėjimą. Nesvarbu, kiek tu turi pajamų, ar tavo tas turtas generuoja kažkokias pajamas. Nu, aš suprantu, kad ten turiu namą Vilniaus centre, man už tai kažkokios pajamos ateina. Gal ten vienas žmogus likęs šeimoje, vyras ar moteris, vienas jau išėjęs, likė tas jų turtas, kaip jam jaustis, kaip jam statė visą gyvenimą, darė savo rankom. Duok. Čia jie paklausom, kur gyveni, kokioj santvarkai kapitalistiniai. O kalba kaip ne socializme, bet kaip bolševikai. Pamatė? Atiduok. Atiduok. Pasidalink. A pasidalink tai reiškia atiduok. O čia yra... Ne visi turi ir ką pasidalinti. Žinot, sakau, kad generuotų pajamas, sakytume, turi iš to pajamas, iš
tų pajamų dalį sumokėti, dar sakytum, nu, turiu iš ko mokėti. Bet yra, kurie neturės iš ko mokėti, tai ką antstoliai ateis, atims jau tą namą. Nu, Į kur čia einam? o kas? Privatizacija. Jo, atiminės tai neina. Juk ne jie atiminės. Institucijos jų sukurtos. Institucijos, jo. Dabar pažiūrėkit. Reiškia, jūs čia minėjot dabar PVM. Reiškia, svarstymas įvyko projektų. Nu, tai aišku, kad komitetas pasiūlė, reiškia, mokesčių tarifo taikymo lengvatinį pridėtinės mokesčių vertės tarifo taikymo vaisiam, uogom ir daržovėms, kuriems išduoti ekologiškų produktų arba nacionalinio maisto kokybės sistemos sertifikatai. Tai čia dabar jiems... Čia taip tik tai pasiūlymas, bet tuoj pasakysiu, kaip ten kiti atsiliepia. Bet ar čia pasiūlymas, pasakykit? Vaisiai ir daržovės, uogos. Tai man įdomu, kokie ten ekologiški produktai ar nacionalinio maisto kokybės sistemos sertifikatai. Reiškia, ir čia siūlo, ir, kaip sako, nedasiūlo, todėl kad nueisi į daržovės skyrių, tai ten kamputį galbus tenai. Tai ir taip tenai kainos tų ekologiškų, kainos aukštesnės. O vienu žodžiu, juk jie tai nekvailiai yra, jie patys suprantat. Bet užsiėmė tokiais dalykais. Kas sugalvoja šitos dalykus? Kas jiems į galvą čia tie, gal patarėjai čia tie, kurių čia gausu labai. Kaip taip sumastyti, kaip žmogaus išieškoti visus dalykus, kaip tą žmogų nuskriausti. Kaip jį daugiau išnaudoti, kaip jam kišti daugiau ranką į kišenį. Vėl suprantat. Galvočiai, gudragalviai. Žiūrėkit dabar iš jų tų siūlymų buvusi finansų ministrė Skaistė. Taip pat mes turime vyriausybės programoje pridėtinės vertės mokesčių lengvatas dėl vaisių ir daržovių. Tai reiškia, kad arealas, kur sumažinti valstybės biudžeto pajamas siūlomas iš valdančiųjų pusės, yra ganėtinai plataus. Tuo tarpu siūloma siaurinti pridėtinės vertės mokesčio gana jautrias keleivinio transporto, kultūros renginių apgyvenimo paslaugų lengvatas, siūloma atsisakyti centralizuotai tiekiamo šildymo lengvatas. Tuo tarpu įvedamas naujas ir nepagrindžiama, kodėl lėšos keliauja ne gynybai, o toms keistoms iniciatyvoms. Kokia čia keista iniciatyva? Kur čia keista, jeigu transportui sumažins, bet kam? Taigi čia žmogui. Taip jau to autobusų, tų keleivinių, kaip žmonės sako, jau jų nėra beveik, jau kaimą nevažiuoja niekas. Ir konservatoriai nėra ką, bet vis tiek, jinai sako, jeigu jau nakiname ir mažiname tam tikras lengvatas, neturime tuo pačiu metu kurti kitų. Net tai tiesiog yra nelogiška. Sakyčiau, prisimkime atsakomybę ne žodžiais, bet darbais. Jeigu kalbame apie tai, kad mokesčių pakeitimai reikalingi dėl gynybos finansavimo, tai parodykime tai balsuodami dėl valstybės gynybos fondo pakeitimų. Įrašykime pridėties mokesčių lengvatą būtent į tą eilutę. Žiūrėkit, ką jiems sako Aropė Bronius. Gerbiami kolegos, svarstome jau eilinį išlaidų didinimo arba pajamų mažinimo gyventojams įstatymo projektą. Labai liūdna. Buvo kalbėta ir galvota, kad bus mokesčių reforma, o vis dėlto pasirodo mokesčių didinimas, o ne reforma. Manau, dar yra likę įstatymų, tai gal bent dėl likusių įstatymų pasiūlykime reformas, tai yra pasiūlykime ir galimybę žmonėms. Noriu Jums pasakyti keletą paskutinių oficialių skaičių. Lietuvoje 5/5. Apie 600 000 gyventojų gauna į rankas 650 eurų. Kaip? 600 000 gyventojų. Baisu. 650 eurų. Iš jų reikia pragyventi, išlaidas padaryti ir taip toliau. Noriu dar antrą skaičių pasakyti. Sostinės gyventojai gauna 452 eurais daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje.
Jeigu dar atmesime Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, tai Lietuvos vidurkis bus apie 1000 eurų. O mokesčius, draudimą, dabartinį PVM, akcizus ir kitus mokės visi vienodai. Net šildymo kaina regionuose, pavyzdžiui, yra iki 1,5 karto didesnė negu didmiesčiuose. Ir vėl reikės mokėti didelėms šeimoms, kurios turi didesnius būtus ir taip toliau, ir taip toliau. Užuot spartinę Lietuvos renovacijos programą padėjo renovuoti būstą, sumažinti sąskaitas ir išlaidas, mes didiname mokestį arba atsisakom lengvatos. Manau, kad elgiamės ne tą kryptį. Manau, kad tikrai nelaikas dabar šitą mokestį atsisakyti priimti. Vėlkia naujų žmonių išlaidas ir skurdinti Lietuvos žmonės. Ir iš karto pažiūrėkit. Sysas. Nu, komunistas. Jie komunistas. Čia tikras. Vat. Dėl čia tų daržovių, kad būtų taikoma lengvata, mūsų komiteto nuomonė nepritarti. Įvertinus siūlomas lengvatos poveikį, valdžios sektoriaus biudžeto ir finansinės valstybės galimybės ir atsižvelgiant į padidėjusį poreikį imtis būtinų ir netidėliotinų priemonių nacionaliniam saugumui stiprinti, siūloma nepritarti siūlomai lengvatai. Aš, kaip ir buvusi finansų ministrė, irgi nemėgstu lengvatų. Nu, kurį mėgs. Vat jums. Jo, vaizdelis prastas. Jo. O sakykit, vis tik tai ta biurokratija Lietuvoje, kur turėtų patys susimažinti savo išlaidas. Kur čia sąžinės balsas? Kur čia pasižiūrėti, valstybės kontrolė pateikė tiek medžiagos. Ir, na, aišku, neapima visko, kiek yra. Bet šiandieną ta biurokratija tiek išsiplėtus, tiek savų pridarbinta, ten klanai visi politinės sistemos. Ir pažiūrėkit, kur politikas koks nepapuolė kažkur į kokį postą, jau jam sukuriama yra kažkokia agentūra, kažkokia konsultacinė sistema, kur vėl tie pinigai kažkokiais būdais važiuoja ir plinta. Amerikoje pradėjo šitos dalykus žiūrėti milijardai. Tai ten irgi pajudino šį šalyną. Bet Lietuva maža. Tikrai Lietuvoje galima būtų viską persižiūrėti, susidėlioti, sutvarkyti, išviešinti dalykus, gauti žmonių pritarimą. Mažinkim to, ko nereikia. Kiek perteklinių dalykų. Mažinsi iš savo kišenės, suprantat? Va taip tokia dabar susidarė ta situacija. Kur nepaimsi? Žmonių kišenės mažina. O savo ne. Jo, jeigu vat, kad nors pajudinti, pavyzdžiui, kad Seimas, jau ten gėda kalbėti, kaip tas Seimas atrodo. Į darbą neina. Pasakykit, nors vienas pasakys, ne vienas. Todėl, kad čia liečia jį tiesiogiai. Jeigu jisai iškels, tai jam taip pat. Reikės kaip ir visi kiti, reikės eiti į darbą. Reiškia, vat čia ir yra mūsų bėda, kad nėra lyderių. Lyderių, nu, sakykime, pasiruošusių aukotis toj vietoj. Jų nėra nei lyderių. Taip, bet žiūrėkit, kodėl jų nėra? Tikrai yra protingų žmonių. Tai mes galim šimtus tų pavyzdžių papasakoti, kaip susidorojama su tais, vat, kurie norėtų padaryti. Jų net neprileidžia, jie net negali išeiti nei į eterį, tokių nacionalinį, nei pasakyti savo nuomonę. O jeigu pradeda kažką burtai, to jau padaro į vatnikų, padaro toj putinistų ar dar kažkuo. Čia šitas yra blogai, uždaužyti reikia, užlesti. Tai kaip gali atsirasti tas žmogus? Juk kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą. Žiūrėkit. Susikūręs, protingas, tai vis tiek susikūręs. Ir jam eit, kad jį uždaužytų, baisu, nu. Tam ir yra, kad žmogus nebūtų vienas, tam ir yra partijos. Juk dėl to partijos yra. Ir jeigu ten yra lyderis partijos, ir jeigu partijoje yra tokia nuostata partijos, ne už prilovę, bet dirbti valstybėje, dirbti žmonėms, tai tada nėra problemos. Bet ar tokia partija yra nors viena? Nė vienos. Nėra. Ir ne tik, kad nėra, aš čia drąsiai galiu sakyti, ir nebus nė vienos. Ir lyderio nebus nė vieno. Ne vieno. Neduosi šaukt niekam. Ne. Uždaužys. Ne. Tik pradėjus.
Ir juk jie nėra durni, tas pats, juk paimti, va, tas pats iš jo juokiasi Žemaitaitis, tai kiek metų jisai tam Seime, tai jis mato, kas dedasi. Mato, kad neina į darbą, jis viską mato, bet jie patys neina. Ir dabar vat, bus, baigėsi ta sesija, taip? Ką jie darys? Susitikimai su rinkėjais, pasakėlė. Ir visi žino, kad nevyksta jokie susitikimai, nieko. Kaip dabar pasakykit, vat, juk atidirbo vieną tą sesiją atidirbo. Tai dabar yra proga, vat, laiko tas, nėra posėdžių, tai galite atsiskaityti, ateikit, parodykit savo patarėjus, padėjėjus, su jais ir atsiskaitykit, ką jūs padarėte. Kokia komanda ir kas ką nuveikė. Jeigu jų paklaustumėt, vat, apie tos, ką mes čia kalbame, apie įstatymus, jie supratimo neturi. Suprantat? Aš klausiau, žiūrėjau, tai aš jau nenusistebiu. Panevėžy susitikimas buvo Seimo narių su liaudim apie mokesčių. Tai ten viena panelė atsistojo paskui ir išbėgo Seimo narė, suprantat, tai neturi ką pasakyti, supratimo neturi. Tai kuris čia toks atsiras žmogus, kuris dabar dar leiskim, jau Žemaitaitis pasakys viskas, braukiam brūkšnį, dirbam taip, kaip priklauso. Pamatyti, kas jo pradės piltis iš visų pusių, tai viešai gal ne, o ne viešai, tai sakys, tu ką durniau. Daug blogai. Matot? Na, Vėgėlė, Seimo narys, jisai kartais pasako. Bet irgi aš manau, kad per mažai. Jisai supranta, ką jisai gali sakyti, žino. Žino, ką jis gaus už tai. Žino, ką jisai gali sakyti. Ką jisai. Ir šiandieną ta demokratija, apie kurią kalbam. Bet jūs vis tik tai gal paviešinkit truputį apie tą biurokratijos visą sistemą, jeigu turit informacijos, kiek čia tų visų prikurtų padėjėjų, patarėjų, kiek prezidentas turi padėjėjų ar patarėjų, kurie finansuoja, kurie mokama atlyginimas, tie, kurie jau visuomeniniais pagrindais, tai tiek to jau. Tegul ten už dyką dirba, bet kas algas gauna. Kiek jų yra visur? Žiūrėkit, aš jau esu šnekėjęs. Ten prezidento komanda iš viso prezidentūra apie 170 žmonių. O, reiškia, prezidentas turi 36 patarėjus. O sulyginus su Amerikos prezidentu, turite informacijos ar ne, kiek pas jų tokių patarėjų yra, padėjėjų, kur šalis tokia didžiulė? Ten, aš negaliu pasakyti, bet ten kitaip yra. Ten valdžios atskirtos, pas mumi tai jos visos sumaišytos, suprantat. O ten atskirtos, ten gink Dieve, kad galėtų būti iš, reiškia, prezidento komandos, Trumpo vadinkim komandos, bet kuris žmogus, kad galėtų būti kongrese. Ten neįmanomi tokie dalykai, suprantat. Kongresas savo, senatas savo, prezidentūra savo. Ir aišku, jie turi ir patarėjus, ir ekspertus turi, tengi šalis nesulyginti pagal dydį ir pagal svarbą. Briuselį. Kas ten per biurokratiją. Kiek ten visko prikurta. Tai visur šitie dalykai labai užkrečiami matyti, labai tinka. Bet žiūrėkit, kur nereikia jokių pinigų, nieko nereikia, nieko. Ir žmonės turi teisę matyti, kaip jie gali nematyti tuos, ką daro Seimo nariai ir patarėjai. Kaip, ne vienas nematė tų patarėjų. Ir nematys. Jo, nematys. Tai čiagi nieko nereikia. Ten šiek tiek buvo vienu metu, man atrodo, kai Karbauskis
buvo valdžioje, pradėjo žiūrėti, kas vis tik tai tie patarėjai, tai ten kolegos žmona, giminaičiai sudarbinti vieni kitų, tu mano įdarbink, aš tavo įdarbinsiu. Tai va, tas visas nepotizmas, ta visa sistema ir dėl to negali nei parodyti, nei kiek dirba, nei kur dirba, nei ką daro. Tai jie negali, žmonės paprasčiausiai nereikalauja, suprantat. O čia yra pagrindinis dalykas, kad niekas nereikalauja žmonės. Dabar žiūrėkit, Briuselėje šiandieną 100 000 išėjo žmonių dėl Palestinos, kad palikit Palestiną. 100 000. Lietuvoje ne dėl problemos eina. Lyg tai žmonės ateina dėl problemos, atsiranda lyderis, čia mano žmonės, aš kursiu naują partiją. Nu vėl visi rankos nusvyra. Nu nenori tų partijų, nenori kurt. Ne. Vyksta taip ir žmonės nugesinami. Su ta šeimų maršu, pažiūrėkit, lyg žmonės skilo dėl to šeimų, kad vaikų netiminėtų ir tikrai buvo tendencijos. Tuoj susipolitizavo, tuoj susitvarkė, susireguliavo vienas į tarybą, kitas ten nuėjo, jau jis pasiekė savo prie to lovio, kaip žmonės sako, į valdžią, bet kokiu būdu. Ir žmonės nesimobilizuoja, jie nemato to lyderio, nemato paskui ką eiti, kas dėl jų, dėl Lietuvos. Bet jūs eikit, kad mane nuneštumėt ant rankų į gerą kėdę. Ir dabar žiūrėkit, grįžtant prie Lietuvos. 2000 metais vienam valstybės tarnautojui tekdavo 39-44 gyventojai. Po 10 metų 30-33. Nors, jo, o 20-ais jau 26-28. Ir įvyko stebuklas. Lietuvai praradus daugiau nei 1 milijono gyventojų, valstybės tarnautojų iš esmės nesumažėjo. Nesumažėjo nei ministerijų, nei prie jų finansiškai prisisiurbusių kitų atvirai parazitiškos išvaizdos ir elgesio kontorų bei kontorėlių. Priešingai, biurokratinis aparatas dar labiau išpampo. Dygo ir nauji etatai, ir naujos valstybės agentūros, keliančias abejotinių asociacijų su ardomąja agentūrinė veikla. Dėja, kaip parodė prabėgę metai, tokie pokyčiai neatnešė geresnės valstybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybės. Pilna absurdų valdyme. Ir reiškia, parlamentui priimti protingus sprendimus, ruošiant naujus ar keičiant jau priimtus įstatymus, iš viso gali padėti bent 280 ar 423 patarėjų galvos, o tiek jų yra. Tai visai nemenkos pajėgos, ypač turint mintyje, kad daugeliu gyvenimo atveju geriausiam sprendimui priimti pakankamos vieno ar kelių išmintingų žmonių patarimų. Jungtinės politinio proto pajėgas stiprina ir kitos valdžios šakos. Jau minėjau, prezidentas turi net 36 patarėjus. Premjeras turi 18 patarėjų. Seimo pirmininkas 6. Bent po kelis patarėjus turi kiekvienas ministras. Kiekvienas valstybės institucijos vadovas. Tad kodėl lietuviškai kasdienybėje tvyro tokia absurdų koncentracija? Jei valstybė valdantis politikai turi įspūdingus, gerai apmokamas proto ir išminties išteklius. Dar reikia neužmiršti, kad jie pasisamdo galimybių studijų. O, ten kokios išlaidos. Kokios išlaidos, matot? Net čia ir juokiasi. Patarėjų pramonė Lietuvoje. Stipri ir klestinti politinio ūkio šaka. Ką, neteisybė? Bet jei protingais patarėjais apsistatė politikai, ruošia, svarsto, tvirtina ir pasirašo tokius rimtus Seimo priimtus sprendimus, čia dėl kaip sveikatos priežiūros įstaigų reforma. Čia kur paskelbė, kad pavėžėjimui nėra pinigų. Tai ką norėt? Ką norėt? Pilna yra šitų visų dalykų, kas neseniai prisijungėte prie mūsų laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 3400777, Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias Karolis Bruder ir turime skambutį. Arnoldai, sveiki. Sveiki, kaip tradiciškai ir, kaip sakant, reguliariai. Arnoldas paskambino ir, kaip sakant, šiandieną lygtai minėjot, kad Sinica turėjo būti su reportažu iš praeitos konferencijos, su detaliu analize, kaip mums toliau
irtis ir gyventi šitoj situacijai. Karolis ką tik paminėjo, vadinasi, kad Lietuva aptekus parazitais, kiekvienas veterinaras jums pasakys, kad tik tai ant sergančio kūno parazitai veisys, o kadangi Lietuva tai yra potencialus ligonis, nes tai nėra tarptautinės teisės subjektas, bet tik tai protektoratas ir objektas, tai tokia, kaip sakant, terpė plysti parazitam, geresnės neras, ypač kada čia plaukia įplaukos su neaiškios paskirties. Kas įdomiausia, kaip vadinasios įplaukos dabar užsidarė, ką mes matome netgi ir Ukrainoje, nes dabar 14 ten buvo gėjų paradas, o dalyvavo tik tai per visą Kyivą milijoninį 25 gėjai ir tie patys tarpaliojo tik 15 minučių. Tai vadinasi, gėjų klausimas yra kaip ir išsemtas, nežinau, Lietuvoje nebus kur užperkamų gėjų paradą toliau finansuoti. Dabar žiūrėkit, gerbėmiai, Karoli, kalbame, vadinasi, apie tokius dalykus, kodėl taip ir ne kitaip. Man sakykite vieną, jūs, kaip sakant, dažnai, sakyčiau, dažnai lankotės Izraelyje. Nežinau, kokiu pagrindu, bet jūs ten lankotės. Dabar, štai kaip matome, geležinis kupolas buvo pramuštas ir, vadinasi, rodo valstybinius tos elitinius kvartalus, ten tik šiepkos liko, netgi į Masadą pataikė, vadinasi, ir kitur. Rezultatė aš ne apie tai. Dabar, kada prasidėjo jau, kaip sakant, sukūrys sukosi šitų artimųjų rytų regione, bus, vadinasi, staigus naftos produktų energijos, vadinasi, kainų šuolis. Kas dar noriu pasakyti, kad Pūko radijo ryte pasakė Europos komisija, esą tie taškės, blokiniai tie namai paneliniai per daug energijos ima. Klausimas, dabar jeigu šoktels kainos 4-5 kartus į viršų, kokia Europos komisija, kuri gauna iš Irano degalus, vadinasi, kokias pretenzijas bus sakomos mum ir kaip mes pastrapaliosim, dar atsižvelginti tai, kad toks Tūlas saugumietis, buvęs ten pavaduotas saugumo šefo, Budrys, pasakė, nežiūrint to, Liepos mėnesį Europą atmes Rusijai sankcijas, iš kur gaudavo pigią energiją. Vadinasi, Lietuva imsis, vadinasi, savo žygių, vadinasi, ir boikotuot, kad ten neboikotuot, sankcionuoti Rusiją. Čia kaip tas pasakymas sugalvojo ežį nuogą subinę pagazdinti. Tai vat rezultatas, kaip sakant, mes susidursime su šito konkrečiu faktu. Tai ir dės mums per ekonomiką, dės per žemės ūkį, dės per kainas ir jau kalba bus ne apie pavažinėjimus, o vadinasi sūkis ir viniokis kaip gali su kastailiais, vadinasi kaip per atlaidus ant pilvo, ant kelio, niekam tas bus iš esmės nebeįdomu. Tai vat, gerbėmiai, ką aš norėčiau pasakyti, dabar įvykiai plinta, Ukraina nueina į antrą planą. Jau, vadinasi, terpės šitiem parazitam nebebus, kaip kalbėt aš, Ukraina slava gerojam, ten nuo Grybauskaičių ir panašiai ir visų su dronais. Visi yra sufiksuoti, nes dronus pirko už, vadinasi, per bankinę savo sąskaitas, o dabar eina kalbos, kad tie dronai galėjo kai kurie būti Lietuvoje pagaminti, dėjo per Rusijos lėktuvus, reiškia strateginę aviaciją. Tai vat su jūsų sąskaitėlėm, su jūsų visais dalykais bus, aš nenoriu kalbėti, bet, kaip sakant, originalo kalba tokia, bus toks zažimas, kad mes visi kukuosim. Karoli, grįžkime prie Izraelio. Kokią matote tolimesnę raidą šitam siauram kampelyje? Vadinasi, Ukraina, kur Hazarė 2 buvo numatoma kurti, nebeišeis. Banderas pamatė, kad jie apgauti, jie išžudyti. Banderai yra labai žiaurus, pjūklais per pusę Lenkus spjovė. Klausimas, ar jie kitų nepraktikuos tą dalyką. Kur trauksis, aš ne, kaip sakant, ne pagėžą turiu. Vadinasi, nes Izraelis suskaldytas, vieni sąžiningi žydai, o kiti nuprotėję sionistai. Tai vadinasi, kurį dabar dalis atsidurs čia, tie namai atiminėjami, ar nebus, kur mūsų čia mokesčius žodžias, ar emigracija iš tenai, į čionai, į vadinasi, kaip ta, vadinasi, čirta zasilėnė, kaip prie caro buvo, kad toliau parba Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos, žydai į Rusijos gilumą negalėjo trauktis. Ar neatsikels čia? O lituanai tradiciškai pasitrauks, vadinasi, iš savo pirkelės šiaudais dengtas, be elektros, vadinasi, prie žibalinių lempų, ratelių ir vėl mokinsis A, B, C, D, kaip ten rimšos toj skulptūroj. Kągi, ačiū, sėkmės vaikinai, kaip sakant, džentelmenai, jūs ne vaikinai, džentelmenai, pažiūrėkime plačiau, nes tas plačiau jau antiek platus, kad mus, kaip sakant, tą geležinį skydą pramušė Izraeliui, a čia, kur skydo kupulo visai nebuvo, tai čia primušti, kaip musę supliuoti ant sienos. Tom ir baigsimės. Ačiū, Riki.
Ačiū, Arnoldai, dėl konferencijos, kurios sako, tai rytoj laida. Rytoj yra tvirta šeima, tvirta Lietuva ir rytoj ištraukas mes pateiksim iš konferencijos. O žinot, vadovautis į priekį, kalbėti, nuspėti, čia, žinot, ne mūsų laidos galbūt temos, mes kalbam apie kitokią Lietuvą, apie Lietuvoje susitvarkyti kaip visus dalykus ir dėl ko žmonės taip jau nenori, o dėl Izraelio, žinot, aš vakar kalbėjau su savo geru pažįstamu, kuris Izraelyje dabar yra ir negali išskristi. Jisai yra uždarytas, sakykime, tušti aerodromai, visi lėktuvai, sakė, išskraidinti, ten nieko nėra, sėdi visi bunkeriuose, bijo iškišti nosį, nes ten iš tikrųjų viskas dega. Tai, žinot, kaip ten bus, kas ten bus, tai turbūt kas stebi, kas seka, tai mato, bet prognozuoti, žinot, kad čia Lietuva kažką turi įtaką kažkur kažkam tai padaryti, ar čia kažkaip tai kitaip elgtis, tai Lietuvos žmonėms tikrai tie pavojai žinomi, kurie gal ne iš Izraelio, gal ne iš Irano, bet yra. Tai kalbėti apie tai, nemanau, kad mūsų laidoje mes čia turėtume tuos tarptautinius santykius pradėti aiškintis, nes manau, kad ir Karolis, tai jisai analizuoja, kas Lietuvoje, stebi, aišku, kas ir ten vyksta, bet yra kas stebi, yra toks paviljonis, yra tas, kuris čia Amerikoje čia negyvena, reguliuoja gyvenimą. Tai vat jūs, jie pakalba labai balatką. Yra čia tų žmonių, žinot, kurie labai mėgsta kalbėti, aš nenoriu, žinot, čia prisimint Karolį. Dviem žodžiais, tai aš galiu pasakyti, kad aš tikiu, ką pasakė vakar Amerikos prezidentas Trumpas. Jis pasakė, kad aš tą karą artimuose rytuose sustabdysiu. Reikia manyti, kad, tikiu. O kas liečia išvis tą Izraelį, supranta, tai yra visai kiti žmonės. Man teko dirbti su jais daug metų, ėjau tarpe. Kiti žmonės, kitas pasaulis, jų kitas mąstymas. Išvis, pavyzdžiui, aš niekad neužbėrsiu, į tam Ben Guriono aerouoste išlipom ir ten su kiekvienu pokalbis vyksta. Nesvarbu, kad tu turi nusipirkęs tenai tą kelialapį kokį, neturi reikšmės, su kiekvienu pokalbis. Ir tokia, jauna palyginti tokia moteris. Jis mane pasišaukė, aš pas ją būčiau nes jis man, nepatinka, aš jau matau. Ir aš jai nepatinku, irgi matau. Tai žinot, ką jinai mane klausė? Paėmė mano pasą užsienio. Sako, klausyk, kodėl, sako, tu daug važinėjai po arabų šalis? A ten, žinot, uždėtas. Jo. Žinot, ten Egiptas buvo, Tunisas, reiškia Jordanija. Klausimas, matot. Pas mus paklaustų, kodėl tu važinėjai, kur tu nori ten važinėjai. Ten yra kitas požiūris, kitas. Tai čia dėl tarptautinės padėties. Dabar žiūrėkit dėl tų biurokratų. Čia Gilys kalba. Iš tikrųjų, biurokratija pas mus yra išsipūtusi ir papuvusi. Jei prireikia spręsti kokį konkretų klausimą, pamatai, kad jis užblokuotas. Kūrėme vis nauji atsiribojimai nuo žmonių barjerai. Pažiūrėkit. Pabandykit prisiskambinti į kokią nors įstaigą. Jeigu jos telefono linija mokama, gali praskambinti kiek tenai tų eurų ir vis tiek nieko nepeši. Čia yra ta baisioji pusė. Biurokratai įsirengia telefoninius užtvarus ir šitai tampa neprieinami. Kas gali paneigti, kad yra susitarimas su mokamų linijų paslaugas teikiančias telekomunikacijų operatoriais? Kas tyria šitą klausimą? Politikai turi įkelti ir spręsti. Žiūrėkit, valdininkai fiziškai tavęs nepriima, o telefono daugelį dalykų su tais administratoriais nesutvarkysi. Tokia situacija viešame valdyme iš esmės yra katastrofa. Jeigu negali patekti pas biurokratą, kaip būdavo anksčiau? Tai aš puikiai atsimenu, jūs atsimenate.
visos durys, kur buvo, visur galėjai patekti. Viskas uždaryta. Savivaldybės tos uždarytos visus, neįsi niekur. Kalbant apie aukštesnį lygį, ten valstybinį, tai be šansų. O jeigu skambini, tai ten spausk vieną, spausk kitą, visi užimti ir birbina. Jo, ir svarbiausia, kad visi šitą žino. Ir jiem netrukdo. Tai jiems gerai. Pavyzdžiui, jeigu paimti tą pačią, dabar Ignitis, tą Lietuvos energiją, tai Petrašiūnuose pastatas didžiulis. Ten būdavo ateini, ką nori, viską susitarė, tenai sėdi žmonės. Išaiškins viską, jo. Viską susitarė, jokių neaiškumų, nieko nėra. Dabar ten neteisi užraškintas, o jeigu skambisi, tai vėl ta... Muzikytę paleidžia. Jo. Spausk, jeigu toks, tai spausk tą, jeigu toks, tai spausk tą. Spaudė, palaukė 10 minučių, visi užimti, dabar negali skambinti iš to arba internetu rašyk. Matot. Ko čia reikia? Pinigų? Kur čia mūsų Seimo nariai išrinkti, kur prezidentas? Kas nors apie tai sako, nieks. Tyliai, visiems gerai. O reiškia, yra tie kalba, juk ir pas mus negali sakyti, kad ta visa žiniasklaida visai vieną dūdą groja. Yra ir normalių žmonių. Yra normalių žmonių ir jie tiesiai šviesiai pasako, kad Lietuva neauga. Neauga, stagnacija. Ir kaip, kas gali iš tos stagnacijos išvesti? Tik tai gali išvesti lyderiai partijos ir atitinkamai turi priimti sprendimus tokius, kad verslas galėtų judėti, kad ne mokesčius, bet kad dirbti. Čia jau aš jau skaitau ir kiek metų ir atrodytų, ir kiekvieną kartą naują randu. Žiūrėkit, paslaugų kvitai gelbėjimo ratas neturintiems darbo. Galvoju aš, kas čia tie paslaugų kvitai? Kas čia tokie yra? Pasirodo, reiškia, kad kas nori dirbti, reiškia, miškininkystė arba žemės ūkį, tai jie gali teikti tas paslaugas, dabar kai vadinasi, nedirbti, bet teikti paslaugas pagal kvitus. Nesutartį daryti tenai kokią, bet pagal kvitus. Ir čia dabar jau svarsto, kad, reiškia, į kaimo reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika įsitikinęs, kad neapmokestinamųjų pajamų ribos padidinimas šiems žmonėms leis ilgiau teikti paslaugas, daugiau uždirbti. Jis siūlo, kad, reiškia, nuo jų nelūptų, kad sumažinti jie tą. O dabar dirbantis pagal paslaugų kvitus apmokestinami, kai uždirbo daugiau kaip 1,75 tūkstančių eurų, 1075 eurų per metus. O viršė šią ribą jau moka 15% pajamų mokestį. Kas čia per suma? Ir kaip tas? Ir aš asmeniškai nesuprantu, kaip galima tokius dalykus. Yra ribos jokios, yra kada negali imti iš to žmogaus pinigų, nes jis jų neturi. Jeigu negali padėti, tai atsiprašyk, valdžioj būdamas atsiprašyk, kad negali padėti, bet negali imti šio pinigų. Prigalvoja įvairių dalykų, gal ir atsakomybės tos nėra, darbo santykių, aš nežinau, kaip tas kitais. Kas čia sugalvoja ir čia naujiena, man jis šis negirdėjęs. Dabar žiūrėkit, kitas politologas. Čia iš reiškia, jau akademinių sluoksnių. Reikia suprasti vieną dalyką. Aukštasis mokslas Lietuvoje žlugo. Visiškai. Universitetai užvaldyti akademinių chebrų. O jos visur stato saviškius. Jei esi profesoriaus žmona, sūnus, anūkas ar svainis, turėsi vietą, o ne. Su to Lietuvoje susidarėme tiesiog masiškai. Visur katedrose matai, va čia vieno profesoriaus sūnaus žmona sėdi, o čia va yra anūkas. Jis tiesa dar nebaigė studijų, bet jau įtaisytas. Ten 3, 4
20 giminaičiai. Kova dėl universiteto rektoriaus posto yra kova tarp genijų klonų. Čia viešai rašo, matot. O atkreipė dėmesį į tai, kas dėsto universitetuose. Doktorantai, tie, kurie ruošiasi ginti tą doktorinės. Jie priiminėjami masiškai 10, bet kadangi valstybės finansuojamų vietų yra tik kelios, tai jie visi moka už mokslą, kad ten įstoti. Paskui jos masiškai išmetinėja, tiesiog neprileidžia prie disertacijos gynimo, nufiltruoja katedros lygmenyje. Įsisavinos lėšos vyksta statybos, doktorantai reikalingi tam, kad dėstytų pedagoginę praktiką. Va ir dėstoja universitetuose, tiesiog už ačiū. Doktorantų dalis studijų programose labai dažnai siekia 85% ir daugiau. Keli profesoriai ten tik dėl kvapo. Čia mūsų Visur išsigimė, visur problemos. Dabar be to neužmirškime, kad iš pareigų išmesti labai nusipelnę žmonės irgi nusėda universitetuose. Gauna kažkokį postą, vadovauja kokiam institutui, tyrimų centrui. Nieko greičiausiai jie tenai nedaro, tik viršininkauja. Tai ko norėti iš aukšto mokslo? Kokia ta studijų kokybė? Niekinė. Yra kelios rytis, kuriuose aktyviai dalyvauja verslas, lietuviškas ir užsieninis, pavyzdžiui, biomedicina. Tai padaro šį beitą. Todėl galima pagirti Lietuvos sveikatos mokslo universitetą. Yra lazeriai, dar kelios rytis, bet iš esmės, kaip tai susiję su, pavyzdžiui, viešuoju administravimu, socialinėmis, humanitarinėmis disciplinomis. Tai absoliuti tragedija, visiškas išsigimimas. Jei būtų mano valia, universitetus uždaryčiau ir finansuočiau Lietuvos jaunimo studijas užsienyje, taip daro Kinija. Jie apmoka savo studentams studijas geriausiuose užsienio universitetuose ir už tai pareigoja jas grįžti ir dirbti savo šalyje. Va tokia ten strategija. Nežinau ar gera, tačiau bet kokiu atveju tai, kas dabar vyksta pas mus, absoliuti tragedija. Kaip pamatai pagal Wikipediją, paruoštas doktorantų skaidrės studentams, tai klausimų, kokie jie dėstytojai nebekyla. Matot? Pats dėstytojas kalba. Jo, tai pasidžiaugti turim, kuo Lietuvoje ir turim. Dėl vartotojų teisių yra kažkokia tai gal ir geresnė žinia. Jau sukūrė maisto ta kažkokia ta agentūra, kur sakė, pažiūrės nuo pradžių iki galo, iki parduotuvės, paviešins kainas. Ar kas nors girdėjot? Turbūt nėra tokio nei vieno, kuris girdėjot. O čia pasiūlymą dabar turime kažkokį, gal kažkas veiks? Jo ekonomistė Rojaka, reiškia, daug pasiūlymų ir siūlė dėl pridėtinės vertės, bet atmetė. Čia dabar Seimas pasvarstymu pritarė vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų projektui, kurioje siūloma įvesti būtiniausių prekių ir paslaugų kainų stebėsenos sistemą. Įstatymė būtų įtvirtina, kad ekonomikos ir inovacijų ministras suderinęs su valstybės duomenų agentūra tvirtintų būtiniausių prekių ir paslaugų kainų stebėsenos tvarkos aprašą ir būtiniausių prekių ir paslaugų sąrašą. Valstybės duomenų agentūra savo generalinio direktoriaus nustatytą tvarką pagal vartotojų kainų statistinį tyrimą kas mėnesį rengtų ir oficialiosios statistikos portale skelbtų statistinę informaciją apie būtiniausių prekių ir paslaugų kainų pokyčius. Daug dievė. Turėtų tai būti. Jo, vyriausybės strateginės analizės centras analizuotų būtiniausių prekių ir paslaugų kainų pokyčių priežastis, remdamėsi valstybės duomenų agentūros rengiama ir oficialiosios statistikos portale skelbama statistinė informacija ir teiktų išvadas vyriausybei dėl kainų stabilumo užtikrinimo. Va ir viskas pasibaigė. Teikti vyriausybei, kur vyriausybė didino mokesčius visokias ir Pateiksi ir pasibaigtų. Ir nuo jos, tiesiai nuo jos veiksmų, tos kainos. Iš kur tos, matot? Daug dievė, kad kažkas tai žiūrėtų, kad nors paskelbtų tos duomenys ir tai jau gerai. Bet mes, žinot, ką be kalbėtum, kur panagrinėtume kokią sritį, viskas kažkaip tai negeriau, ne kažkokia perspektyva, kažkokia šviesa gale tunelio, tai kad kitokia Lietuva būtų tokia, kur vieša, skaidru,
kur žmonėm gerėja gyvenimas, kur verslui sudaromos sąlygos, kur tas gyvenimas. Ir dabar pas mus vien tik tai kažkokie, žinot, neaukiasi, žmonėm rankos nukrenta, jeigu kas ketvirtas žemiaus skurdo ribos gyvena žmogus Lietuvoje. Verslai dideli iš Lietuvos išvažiuoja, stabili ekonomika nėra, mokestinė sistema. Kaip matom, kas čia darosi, niekas nenori investuoti. Ko laukiam? Ko sulaukti? Vat žaidžia toliau kaip ir žaidė. Vat. Tai oficiali statistika per 30 metų Lietuvoje 12 000 įstatymų priimta. Kam nuo to geriau? Amerikoje tam tikslui 120 metų reikėjo. Matot, kaip pas mumi greitai. A kaip tas priima įstatymus? Tai matom, kaip įdėjom. Nu, matom. Kad priimtų, daleiskim, prekyboje ar tenai kur. Nu, vietoje ateitų padarytų tyrimus. Taip. Dabar jie iš oro priiminėja ir ore ir plaukia tai įstatymai. Matot, jie net nežino, kaip žmonės gyvena, kaip žmonės dirba, kiek žmonės dirba. Juk žmogus turi savo resursus gyvenime. Ar jis turi kada atsikvėpti, ar jam užtenka, kaip pragyventi, kiek jis dirbtų, kiek bedirbtų, iš jo atims, apmokestins, persekios, jeigu kas nors nepatinka politiškai, to kontrolės užsiūs ir taip toliau. Vyksta kažkokie tai iškrypę dalykai, kur, nu, turbūt nėra. Aš nežinau, ar turit kokį nors vizijoje kažko pasidžiaugti. Visi čia, aišku, gąsdina karu ir visi sako, oi, kad į karo nebūtų, jau tiek to iškentėsim. Bet mes kenčiam mūsų biurokratinio aparato, mūsų išrinktos valdžios pasityčiojimus iš žmonių gyvenimo. Galima taip net sakyti. Kaip šitaip galima žiūrėti į žmogaus gyvenimą? Pasirodo galima. Ir negėda visai. Žiūri, pasakoja, šneka. Kokia čia gėda? Na, dar truputį laiko vis tik tai tą palinksminkit truputį dėl Paviljonio, Valatkos. Kas čia per išsigimimas? Kas čia per susireikščiau, ne, asabus. Kaip čia pasakyti, čia nelietuviškas žodis. Tai visų pirma, čia jų atspausdinta yra. Interviu jų atspausdinta. Paviljonis. Jo, dabar kaip tik esu Vašingtone. Ir šią temą vakar diskutavome su didžiųjų Europos valstybių atstovais. Jisai. Svarbus atstovas iš Lietuvos. Prancūzais, vokiečiais, lenkais. Prancūzijos atstovas, beje, prancūzai kaip ir lietuviai bei lenkai, buvo vieni iš tų, kurie visapusiškai parėmė JAV susikūrimą. Matot. Labai gražiai pasakė, Amerika iš tikrųjų yra demokratiškiausia šalis su visais pliusais ir minusais. Amerikoje kas 4 metai išrinkamas prezidentas, kuris turi tikrai milžiniškas galias užsienio ir nacionalinio saugumo politikoje. Dabar žiūrėkit, ką jis toliau sako. Aš čia jau 5 kartą nuo naujosios administracijos darbo pradžios. Reiškia, nuo naujų metų. Jis 5 kartą, matot. Matau tos pokyčius. Jos reikia toliau įgyvendinti. Juokaujant galima pasakyti, kad amerikiečiai visada grįžta prie mūsų, išnaudoja visas alternatyvas padaryti visas įmanomas klaidas. Mūsų darbas sutrumpinti tą laiką, per kurį tos klaidos bus padarytos. Nes kol jos daromos, tai mums kainuoja labai daug. Matot, kokį turim žmogų? Rusiškai sakytų, большой человек, didelis žmogus. Matot. Bet kaip taip žmogui susireikšminti? Čia Lietuva, Amerikos susikūrimą, demokratijas vertina. Kas Amerikoje šiandien vyksta? Kalba apie tai? Jo, bet įtaka jo. Jo, kiti dalykai, bet pažiūrėkit, vat kaip jisai sako. Vakar diskutavome su didžiųjų Europos valstybių atstovais, prancūzais, vokiečiais, lenkais. Tai gal ten taksistai, ir gerai, taksistai.
O, Su kuo jis gali daugiau diskutuoti, kas jį įsileis kur nors. nu jo, pirmiausia. bet nu ką jums pasakoti. Suprantat, kaip yra, bet vat 5 kartą, reiškia, duoda pinigų. Jam gyvenk Amerikoje. Ir Postringauk. postringauk, nu, ir vaidink, kad tu kažką tai gali. Čia nebe tie laikai. Aišku, tegul laukia, ten, kas ateis, ten jų reikalas, bet aš galiu pasakyti, kad kas liečia, reiškia, taigi matosi, kas liečia Trumpo administraciją, tai per durys į niekur tenai neįleis. Kas jį leisti? Vat Lauras Bielinis. Jau jis truputį kitaip kalba. Manau, kad per šios kelis mėnesius Amerikoje daugėja ir iki šios dienos tebe daugėja chaotinio mąstymo ir chaotinės veiklos. Iš esmės prezidentas padiktavo visai kitokį, nepolitinį veiklos stilių, kuris didžiajame dalimi ir kelia tą chaosą ne tik pačioje Amerikoje, bet ir pasaulyje. Norime to ar nenorime, bet Amerikos politinis kursas keičiasi. Perkeliami prioritetai. Požiūris į Europą, galima sakyti, šaltas, atitolęs. Jis iš tiesų kelia tam tikrų ekonominių, prekybinių, gamybinių problemų. Prekės, gamybos komponentų, sudėtingiau ar brangiau atsivežti, kai kurių trūksta. Toks požiūris sukėlė tam tikrą įtampą Europoje ir kartu Lietuvoje. Pas mus gal netiek daug, nes nesame daug ką gaminanti ekonominė galybė, bet Europoje iš tikrųjų buvo sukeltas tam tikras šokas. Jis jaučiamas ir iki šiol. Taip yra, aišku. Bet Amerika vis tiek yra vakarų pasaulio ekonominis, karinis, politinis lyderis. Nors iš esmės dabar pasitraukė antrą planą. Nu ir toliau, sako Lauras Bielinis. Amerika tiesiog apsiriboja savim, savo reikalais. Ir jie tiesiai taip ir sako, mūsų interesai svarbiausia. Ir visas likas pasaulis jai tampa neįdomus. Bet šiuo atveju globalizacijos neigimas, ignoravimas, manyčiau, Jungtinėms valstybėms atneša daugiau nuostolių negu naudos. Teigiamas dalykas tas, kad štai toks chaotiškas, neprognozuojamas kartai labai greit kintantis JAV administracijos sprendimų priimimo procesas ir požiūrių kaita privertė Europą savotiškai susitelkti ir pradėti ieškoti galimybių savarankiškai spręsti daugelį problemų, neieškant atramos Amerikoje, nesiglaudžiant prie jos. Iš jos sklindantis neprieštumas pažadino Europos lyderių poveikį patiems spręsti daugelį klausimų, tarp jų ir karinių. Taigi dabartinė Amerika savotiškai pažadino Europą. Nu, kas link tos Europos lyderius, tai kokie jie, čia nėra ką kalbėti, bet čia yra tiesos. Taip. Yra tiesos ir, pavyzdžiui, Trumpas tiesiai šviesiai pasakė, kad jūs tą visą laiką gyveno labai gerai mūsų sąskaitą. Susidėliokim. Jo, užsidirbkit patys. Pusės. Jo, nu, dar kokie anekdotai iš Valatkos. Trumpai labai. Valatka, tai kaip jis drįsta šitaip kalbėti? Kas jis per konservatorių ruporas? Kaip jisai nebaudžiamas, nežinau. Aš nesuprantu. Kaip jisai. Trumpai, jeigu... Iškart po smūgių Iranas paskelbė, kad stabilo dronų ir raketų tiekimą Rusijai. Jau vien šio fakto pakaktų, kad Nausėda su Palucku pasakytų ačiū Izraeliui. Jie tik žinoma nuoširdžiai linki gero Ukrainai. Tai čia švelniai jisai sako tik tai. Švelniai. O pabaigai, pavyzdžiui, verkšlenantis dėl Izraelio smūgio Irane atominės bombas gamykloms Nausėda sakė, neverksiantis į Paluckas ir ko panaikins desovietizacijos komisiją. Mažas berniukas patempė apatinę lūpytę. Ta komisija asmeniškai žaidžia narcizą. Ir viskas to pasakyta. Jo, na, manau, išsišokėlių daug dirbančių nesuprasi, galbūt ir suprasi, bet nepasakysi kam ir kaip. Tai ačiū visiems, kurie buvote, tai buvo laida Kitokia Lietuva, YouTube Pukas TV, galite pasižiūrėti dar ją, kam įdomu. Ir studijos svečias, tai Karolis Bruder, ir aš Kęstutis Pukas linkiu išminties, stebėkite, kas vyksta. Nebūkite abejingi, raskite laiko. Žinojimas yra labai svarbu. Taip, kad viskas mūsų rankose. Iki? Ačiū visiems.
Kitokia Lietuva.